Bet atvirai pasakius, kalėdinės nuotaikos nėra skanaus. Ką veiki? Nes žmonės bando gerti karštą vyną, bet nešalta, tai nuo ko čia šildytis? Sveiki, šiandien video šiek tiek kitoks. Pirmą kartą bandysiu daryti video blogą, nežinau kaip gausi. Esmė tame, kad manęs yra atvažiavusi aplankyti mano sesuo ir dabar yra kalėdinis laikotarpis. Nors laukia yra + 18, vis tiek bandysim važiuoti pasižiūrėti kalėdinės eglutės. Gal sutikti kalėdų senelis, skaniai papietauti, atsigerti kavos. Ir rytoj, sekmadienį, planuojam nuvažiuoti prie jūros, jeigu oras nepasikeis. Ir galėsiu parodyti, ką faino galima nuveikti būnant Portugalijoje per kalėdas. Nes irgi turbūt asociacija, kad Ispanija, Portugalija yra tokios šalis, kur geriausiai važiuoti šiltų laikotarpių. Tikrai taip, bet net jeigu atvažiuotumėt gruodį, galite labai šauniai praleisti laiką, galite skaniai pavalgyti, pamatyti gražių vietų. Taip pat būna daug mažiau turistų, kas labai jaučiasi vietiniams, kurie čia gyvena. Tai yra puikus laikas aplankyti Portugaliją ir tiesiog praleisti gruodį šiek tiek kitaip. O dabar mes važiuosime į WOW, kas yra World of Wine, tai yra visas kompleksas, kuriame galite nueiti ir į muziejų, ir šokolado, ir vynų muziejų. Yra begalė labai gerų restoranų, kur galite ir kepsnių pavalgyti, ir tradicinio maisto. Mes šiandien važiuosim tokią labiau brunch vietelę, bandysim pavalgyti ten ir tada apžiūrėti eglutės. Žodžiu, papietavom, bet atvirai pasakius visai nusivylėm, nes restoranas tikrai atrodo labai gražiai, lokacija yra nuostabi, bet pats maistas nekoks. Tai labiau rekomenduoju čia nebent atsigerti kažko, bet tikrai nesiūlau nei pietauti. Šiame visam komplekse yra kitų restoranų, jie yra jau brangesni, labiau gal vakarieniai tinka, ten esu vakarieniavus. Tai tie gerai, bet į šitą Wine and Root patarčiau praleisti. Jeigu jūs lankotės pirmą kartą Portugalijoje, tai šiame komplekse jūs ne visai pajausit portugališkos dvasios. Čia yra labiau, sakyčiau, toksai komercinis, turistams sukurtas visas projektas, kur tikrai galite ir vyno atsigerti visko, bet to maisto autentiško nelabai paragausit. Ir net pats aptarnavimas jaučiasi, kad su tavimi elgiasi kaip su turistu, kas man tas irgi nelabai patiko. Ir šiaip toks kultūrinis dalykas Portugalijoje, kokia yra kultūra su arbatpinigiais. Tai kaip tik su sese kalbėjau, nes turėjom situaciją, kur jautėm, kad mus šiek tiek verčia palikti arbatos, tai yra buvo čekis ir parodyti skirtingi procentai, tai man atrodo buvo ten 5, 10 ir 15 ir padavėja tiesiog pirštu rodė, kad turit palikti ir mano sesė paklausė manęs, kaip čia viskas vyksta, bet sakau, kadangi labai nusivylė maistu ir aptarnavimu, nutarėm šioje situacijoje nepalikti arbatpinigių ir po to bendrai aiškinau, kad portugalai jie neturi arbatpinigių kultūros ir jie net yra nusivylę, kadangi yra tiek daug turistų ir imigrantų, kurie atvažiuoja su užsienietiškom algom ir jie gali savo daugiau leisti, bet patys portugalai, jeigu jie jau eina į restoraną, jiems yra šventė ir dar papildomai palikti arbatpinigių yra sudėtinga. Tai tiesiog tos kultūros arbatpinigių palikti jos nėra ir viskas to yra gerai, ypač kalbant apie vietinius portugališkus restoranėlius. Tai turėkite tą omeny ir sakau, jeigu jums daro spaudimą, tai tikrai nesijauskit, kad turit palikti kažkiek arbatos, ypač sakau, jeigu nepatiko maistas šioje stacijoje. Tai va, dabar mes papietavom ir eisim bandyti žiūrėti kalėdų eglutės ir susitikti su kalėdų seneliu ir po to atsigerti kavos. Tai va, o dabar ten pasižiūrėti eglutės, šiaip labai neįprasta, nes yra 18 laipsnių šilumos, tai tikrai ne kalėdinė nuotaika, atvirai pasakius. Ir nes žmonės bando gerti karštą vyną, bet nešalta, tai nuo ko čia šildytis? Tai čia tikrai netradicinė portugališka kava, labiau europietiška, sakykim taip. Kavos atsigėrėm, pavalgiam ir dabar bandysim keltis funikulierium, taip vadinasi? Funikulierium. Jau daug metų čia gyvenu, bet nekart nedariau ir galvam padaryti šiek tiek turistinių veiklų, tai laukit. Va,
einam bandyti keltis ir užkilsim ant tilto ir tada ant pačio tilto dar pasivaikščiosim. Verta, 7 eurai, bet pasakiškai. Wow, o žinai dar kai... O, Jėzu, kaip reba. Tikrai verta ir pakeliui išeinant galit va tokį dar vaizdą pamatyti. Tai va, jeigu keliatės nuo Gajos apačios į viršų, iškart išėjimas yra prie Žymausiaus Žardynų morų, jaučiuosi kaip gidė, kuriame galite ateiti sutikti saulėlydį ir žmonės ateina anksti užsimti vietų ir atrodo net žiemos metu. Dabar labai geras oras, šviečia saulė, bet jau žmonės sėdi, užsiėmė vietas ir laukia palydėti saulę. Tai va, galit pasiimti kokteiliuko, padarytas mini baras tiesiog. Kaina. 0,5 litro. Saulėlydžio vieta žymioji. Ir vaikštom ir vis užkliūnam už tokių kalėdinių mugių, bet atvirai pasakius, kalėdinės nuotaikos nėra. Gal kad šilta, tiesiog kažkoks kitoks jausmas. Kalėdos yra, kai tau kanda žandus, kai reikia pirštinių, o kai tau šilta ir nori striukę nusimti, tai ne kažką. Bet žmonės stengiasi, jie kitaip nežino. Labą dieną, jau yra sekmadienis ir aš dar labai mokausi daryti videoblogus, nes pamirštu, nes visada tiesiog noriu būti geroj akimirkoj. Tai žodžiu, prisiminiau, kad reikia pasfilmuoti ir šiandien esam prie jūros, jau perėjom gerus kokius 3 kilometrus. Tai sekmadienį visada stengiuosi praleisti aktyviai, vaikščioti ir jeigu ypač geras oras, labai mėgstu atvažiuoti būti prie jūros. Ir dabar mes eisim užvalgyti portugališkų skanėstų, kadangi mano sesė lankosi čia ir būtų nuodėmė nepavalgyti pastel de nata. Tai veduosiu ją tikrai gerą kepyklėlę, kur yra gausus pasirinkimas, labai skanu. Ir po to važiuosim pietauti. Mūsų planas buvo eiti valgyti pizzeriją picos, bet po to pagalvojom, koks tikslas eiti pizzeriją, kai galim pavalgyti vietiniai kavinukiai. Tai pradžioj galvojom tiesiog atsigersim kavos su pyragėliais ir po to pamatėm, kad sekmadieniais jie turi specialų meniu su patiekalais. Tai valgysim bifinius frangus, kas yra vištienos kepsneliai. Dažniausiai visi patiekalai Portugalijoje yra serviruojami su bulvytėmis, free, ryžiais, toj pačioj lėkštėje ir su salotomis. Ir po vakarykštės patirties supratom, kad geriau eiti į vietinės vietas negu turistų išgirtas, nes tikrai niekada nenusivilsi maistu. Bet kokiu atveju, visur reikia atsiliepimų žiūrėti. Kavytė. Ir įdomus faktas, bent jau man buvo įdomus, nes pradžioje aš nesupratau, kodėl jų servetėlės yra tokios plasmasinės ir jos atrodys realiai net nieko nesugeria ir galvoju, kam iš vis tokias dėti ant stalo. Bet po to išmokau, kad jos yra skirtos būtent portugališkam desertams, nes jie yra gana lipšnus ir kad jūs neįsicukruotumėt pirštų. Tai pademonstruosiu, kaip šitas procesas vyksta. Tai jūs tiesiog paimate tą gabaliuką, va taip va, ir tokiu būdu skanaujate. Skanaus. Kaip ir minėjau, šį savaitgalį mano sesė mane lanko. Ir mes esam atvažiavom pas mano vyro tėvus. Ir Sam, can you hold Buba, it's called? Ir va kaip atrodo sekmadienio vakaras. Ką veiki? Citrinos skinu. Žiūri, klysti. Lik mūsų lietuviškus obuolius. Va, sesutė. Rinkis. Kur tu ten nuėjai? Gražuolės kokias. Va, galima pyragų pasidaryti.
keksiukus. Taigi, jaukiai praleidom vakarą, paskanavom keptų kaštonų, išvis pirmą kartą jų ragavau būtent Portugalijoje ir skonis labai maloniai nustebino, tikrai sukuria tą kalėdinę nuotaiką ir tik esmė tame, kad juos reikia tikrai labai greitai valgyti, nes jie karšti, degina pirštus ir jeigu jų nesuvalgysi pradžioj, po to bus labai sunku juos nulupti. Ir bendrai paėmus norėjau pasakyti, kad kalėdinė nuotaika iš tikrųjų slypi ne kažkokiose dekoracijose, o artimuosiuose žmonėse, kaip leidžiame laiką su jais ir tiesiog užtenka paprasto puodelio arbatos, jaukaus pasikalbėjimo, šiek tiek saldumynų ir ta kalėdinė nuotaika tikrai atsiranda. Tai visiems linkiu jaukaus laukimo, pasimatysim jau kitais metais ir ačiū visiems labai, kurie žiūri mano kanalą ir padarė šiuos metus tikrai man ypatingus. Linksmų švenčių ir gražių naujų metų. Iki!